Kodėl mes pykstame? Kam reikalingas pyktis? Pyktis yra viena iš mūsų emocijų, kuri turi savo labai svarbią funkciją, kaip ir visos emocijos. Mes turime teisę jausti tai, ką jaučiame. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Pyktis nėra nei geras, nei blogas. Jis yra būtinas. Dabar kam jis yra reikalingas? Pykčio funkcija yra apginti save. Apginti savo ribas, savo poreikius, nustumti tai, ko mums nereikia, pasiimti tai, ko reikia. Galima matyti tokį kaip iliustracinį pavyzdį. Yra mano teritorija, namai, erdvė, tvora, hektaras, pavyzdžiui, ir yra ribos. Čia yra mano erdvė, čia esu aš, čia yra mano namai. Ir kažkas veržiasi, ateina ir sako, šitą gabalą aš noriu pasiimti savo, šitą gabalą irgi noriu. Aha, tai aš turėčiau ateiti, sakyti, stop, palauk, čia yra mano, žiūrėk, va šiandien riba. Va čia. Pyktis padeda man nustatyti savo ribas, kur yra mano teritorija. Mano teritorija. Galima dar per kitą tokį pavyzdį bandyti suprasti. Pavyzdžiui, yra fizinis skausmas. Jeigu man kažkas tai trenkia, man skauda, tai aš natūraliai arba pasitrauksiu, arba tada nustumsiu, nes tai bus fizinis skausmas. Tai kai mes supykstam, dažnai po pykčių irgi yra kažkokių kitų jausmų. Ir galima žiūrėti taip, kad mums irgi skauda. Kažkur man skauda po mano pykčių. Ir aš turiu save irgi apginti, kažką nustumti, gal arba atsitraukti, apsaugoti save. Pyktis padeda man apsaugoti save, apginti. Ir kai mes įkūnijam savo pyktį, kai jis tampa mūsų tokia integruota asmenybės dalis, tada aš galiu už save pastovėti, išreikšti save. Šis labai svarbu gal paminėti apie tai, kad pykčio funkcija padeda mums jausti save ir parodyti save pasauliui, kokia aš esu. Kokia aš esu ir kokia nesu, ko aš noriu ir ko aš nenoriu. Aš tampu ryški ir apčiuopiama. Pyktis padeda man būti su tais savo kontūrais, su tuo savo siluetu, Čia mano asmenybė tampa ryškesnė, aiškesnė, konkretesnė. Va, čia esu aš. Tai tiek.